Iš proto, Džian, o dieve, atvažiuoja Džian, paklaus Džian tos, tai kaip tu laikaisi, ką? Gerai. Greta, tau yra 17 metų, taip? 18. 18 jau. O kada gimtadienis buvo? Neseniai. Tai klausytojai, paplojam, Greta jau pilnametė yra. Taip, tai Greta dabar yra pilnametė ir gali eiti legaliai į klubus ir visai netrukus bus Gretos koncertinis turas, tai prasidės. Taip, tai apie koncertinį turą galėsim dar pakalbėti. Koncertinis turas bus ir Vilniuje, ir Kaune. Taip, ir Greta stovės ant scenos ir dainuos jums tas dainas, kurios jau turi milijonus peržiūrų. Tai skaičiau aš iš tikrųjų ne vieną interviu su tavim ir apie tavo nickname'ą arba sceninį vardą Džian, man labai patiko istorija, tai gal gali papasakoti klausytojam, iš kur atsirado Džian. Čia buvo, šiaip seniai aš sugalvojau labai. Mano vardas Greta, pavardė prasideda iš Jan. Ir mano močiutės ir tėčio irgi taip pavardės ir vardai prasideda iš tų pačių raidžių ir taip sugalvojau pasivadinti Džian. Toks kaip būtų kaip šeimos maždaug simbolis, toks kaip giminės simbolis. Taip, kad nebūtų ten kažkokiu mane vardu pavadinti, kaip mano, sakau, kaip pasas kažkoks mano, kaip vardas pavardės sutrumpinti, kad nebūtų taip banaliai. Net negalvau, kad nebūtų banaliai, tiesiog, man patiko, man taip rišos. Aš skaičiau, kad tavo močiutė, kad nepamestum daiktų, ant tavo visų daiktų. Visur, ant triušiko, ant visų etiketų. Tokia labai sovietinė dar požiūrė, kad netrodo. Galvoju, kad jei pames nebegražins. Tokia jinai dar sakau, dėkla dar turi akinių. Ir piniginių pilna turi, ir rūbų turi, sakau, daug. Viskas ir uždėti liotą. O dabar ant kalnačių irgi Džian užrašyta? Ne, dabar jau išaugau. Išaugai iš pametinėjimo. Aš žinai, kai buvau mokykloje, lankiau muzikos mokyklą ir grodavau pianinu ir važiuodavau iš Pakruojo į Šiaulius, į konkursus visokius ir mano pati didžiausia gerbėja buvo mano močiutė. Tai gal tavo močiutė irgi tavo didžiausia gerbėja yra? Ne. Tai kas iš šeimos labiausiai palaiko tave? Mane iš visos giminės tai gal labiausiai palaiko mama ir gal pusseserės dar labiausiai palaiko, mane iš šeimos. Tai mamai ir pusseserėm linkėjimai nuo Gretos. Jo, linkėjimai, tikiuosi, kad klauso. Aš manau, kad klauso. Gerai, o klausyk, tai tu dabar 11 klasę jau baiginėjai, taip? 11. Ir ką galvoji daryti po mokyklos? Nežinau, šiaip būčiau biškai protingesnė, tai gal norėčiau ką nors su gyvūnais studijuoti, bet šiaip, nežinau, kad man nepavyks. Tai šiaip bus matyti, stosiu, kur stosiu. Šiaip su menais gal kažką, nes su menais taip ale sekas, bet šiaip nesiseka. Žodžiu, nežinau. Bus matyti, aš nemėgstu labai planuoti. Nemėgstu planuoti, man gerai kaip gaunasi. Jo. Aš jau turėjau tokį užsirašęs klausimą, ar turi, nes kiti galėtų pagalvoti, va tai pana, čia tikrai susigalvojus yra tikriausiai tikslų gyvenime ir kadangi taip jie dabar gerai sekasi, tai galbūt jau buvo užsibrėžusi, kad kai bus 18 metų, jau visa Lietuva apie ją kalbės, bet kaip suprantu, taip nebuvo tokio plano. Nebuvo visai jokio plano. O tai klausyk, pavyzdžiui, tavo pirmoji, taip, tatu buvo daina? Ar antroji? Ta prasme... Ta, kuri jau išėjo labai į visur. Nežinau, gal dar... Šiaip jo, turbūt, kad pirmoji tokia. Ir kai pradėjo skaitliukas suktis YouTube'e, ką galvoji? Dar dabar nesuprantu, iš kur ten tiek daug prisisukė. Jo, aš bandžiau čia vieną dieną skaičiuoti, tai tie, kas dar dabar gal nesuveda... Kas yra Džian, kodėl čia apie ją dabar šneka visi, tai žinokit, kad šnekėti yra apie ką, nes dabar galvoju, koks reikėtų palyginti gal su kitais lietuviškais atlikėjais, kiek yra pas juos peržiūrų, tai kada tavo tatu buvo įmesta į YouTube'ą? Buvo šalta tada, tai žiemą berots, arba tai rudenį. Prieš pusę metų, ne kokią? Ne, jo turbūt.
Nu gerai, tai žodžiu, kad yra Tatu virš 1,5 milijono peržiūrų, dar vienos dainos yra virš 2 milijonų peržiūrų. Aš irgi net nelabai dar suvokiu, kaip tokie skaičiai gali būti, bet iš tikrųjų manau, kad suprasit, kai jinai pradės dainuoti, jeigu nesat girdėję jos arba nesat girdėję jos dainų, nes vienas dalykas dar, kai klausai tavo iš tikrųjų muzikos, kuri yra įrašyta, bet mačiau vieną įrašą darytą gyvai, tai galiu pasakyti ir pagirti, kad esi iš tų atlikėjų, kur nereikia klausyti dainos 15 kartų, kad pradėtum ją mėgti. Užtenka tau tik tai prasižioti ir bent kadangi mano ausis labai jautrios yra, tai aš jau pradedu šiurpti. Ne, mano šiaip kriokiantis balsas. Nu, bet dėkui. Nu, bet dėkui. Gerai, mes su ja dar grįšim, tikrai pasikalbėsim ir pažadu, kad Gian, Greta iš Šiaulių, kuria yra 18 metų ir kuri sėdi dabar prieš mane ir šypsosi, padainuos jums čia gyvai, tiesiogiai iš ZIP FM studijos, tai niekur nepabėkit, o klausykit. Esu ne viena, šiandien yra tas ketvirtadienis, kuomet pas mane iš Šiaulių atvažiavo mūsų jaunoji atlikėja Gian, taip, ir visai netrukus turėsim jos koncertą, o dar prieš tai noriu keletą dalykų sužinoti. Kuku, esi? Esi. Norėjau paklausti, koks yra lietuviškas atlikėjas, kuriam galėtum parodyti liuksą, kuris tau tikrai labai patinka. Kuris man asmeniškai patinka, daugam galėčiau liuksą parodyti. Nu tai pasakyk, pagirk dabar. Bet kas man labiausiai... Dabar visi klauso tavęs ir galvoja, Jėzus, kaip norėčiau, kad jinai mane pagirtų. Daug, va, Colors of Bubble klausau, va, gitaristas sėdi. Colors of Bubble, valio, čia iš Šiaulių, taip? Aha. Šiaulių, Hebra. Aha. Gerai, toliau. Mamontavą labai mėgstu, Jurgą mėgstu, Happy Endless klausau. Daug klausau, daug lietuvių klausau. Nėra taip, kad sakai, kad visi šūdas. Ne, aišku, niekada nesakau. Gerai. Šūdas. Gerai, o apskritai koks yra atlikėjas, kuris yra tau jau viršūnė? Nežinau, visi turbūt. Aš neturiu favorito savo. Neturi ten. Aš dainų labiau klausau, ne atskirų atlikėjų. Man taip nėra, kad visas albumas patinka. Nu, ta prasme, man būna, kad lim daina viena, o ne. Nu, neatlikėjas, aš kažkaip taip nežinau. Ir aš niekada nežinau kodėl, bet visi skaito, bet aš niekada nežiūrinėjau apie tos atlikėjus. Ta prasme, kad ir klausau, aš tik dainos klausau. Aišku, būna įdomių faktų, sužinau. Ok. Klausyk, aš žinau, kad esi gavus ne vieną labai didelį pasiūlymą, kurio kiti galbūt laukia visą gyvenimą ir vis tiek nesulaukia, bet esi atsisakiusi. Taip? Nu, turbūt. O gali pasakyti garsiai? Nu, aš nežinau. Nu, pasakyk, koks buvo pats didžiausias pasiūlymas arba net kelis. Daug, tikrai nesitikėjau, kad bus tokių apskritai pasiūlymų. Nu, tai pasakyk, kokį pasiūlymą esi didžiausią gavusi? Nu, šiaip pasirašyti ant kontraktą. Ant kokio? Pasakyk. Buvo tikrai labai gerų žmonių. Tikrai labai gerų žmonių ir norėjom pasirašyti, bet nu mes laukiam, ta prasme, mes nebuvom pasiruošę tam, ta prasme, tų žmonių, tie žmonės atrodo deda tiek daug vilčių ir atrodo mums reikia dar labiau stengtis, kad juos, nu, ta prasme, kad nenuviltumėm jų. O mes dar tam nebuvom pasiruošę, nes mes tik buvom išėję. Nu, ta prasme, mes tikrai nesitikėjom, kad su tom visom dainom čia taip pasiseks. Tai nenorėtum, kad kas nors už tave rašytų dainas, tu pradėtum dainuoti, nieko nereikėtų daryti. Ta prasme, reikėtų daryti, bet viską už tave padarytų kiti žmonės ir tave tik paleistų ir važiuotum koncertuoti. Aš šiaip kažkaip, aš tik savo dainų žodžius įsimenu. Ok. Daugiau ir va. Nežinau, aišku, gal įdomu tikrai būtų dirbti gal su kitais žmonėmis, bet ir man taip įdomu. Ta prasme, tai atsisakėjai dėl to, kad sakai, kad dar nepasiruošusi esi tam. Jo, nu ir šiaip, nu ir būna aišku, ir nuo sutarčių, nuo visko priklauso, nu ta prasme, nesinori prisirišti labai. Nes, nu blin, aš dar vaikas. Va taip jinai šneka. Ok, aš turiu tokį klausimą nuo vieno savo kolegos. Ar nebijai būti garsi? Garsi? Taip. Ne. Nežinau, ta prasme, nežinau. Nebijai, ne? Aš nesuprantu. Nesuprantu. Tai gal padainuosi mums?
Aha. Gerai? O paskui galėsim apie tai pakalbėti dar. Gerai? Tai dabar padainuok trupučiuką. Jinai čia, žinokit, darė repeticiją, tai mes susižvalgiam su Vytu, mūsų kamermenu, kad wow, žiauriai gražu, tai visas grožis jums yra atiduodamas klausytojai į ausis, čia jungiu foną lauk ir ką, Džian mini koncertas tiesiogiai iš Zip FM studijos. I feel again that terrible itching, catching my bones, catching my soul. You pushing my way and you drove in the picture, my blood. I feel again that terrible itching, catching my bones, catching my soul. My heart is on fire, you drove in the picture of my blood. You read my story, it's written on my body. You read my story. Pretend you're a god, pretend you're an angel, the one who is absorbing me. Stay in my nightmares, get out of my dreams. Get out, get out, get out. I let you in, I told you whole story. You're touching my skin, feel what I feel. Taking my breath, but there is no chance for you to know. Read my story, it's written on my body. Read my story, it's written on my body. It's written on my body, my body, my body, my body, yeah, my body, my body, yeah, yeah, yeah. I'm not so hard to tell myself it's not a end, but I'll be strong like my mama said. Now I'm dancing in the midnight, and I'm firing you like a torch. And it's so fine, stand out all my line, but I'll be strong like my mom said. Now I'm dancing in the midnight, in the midnight. Ką, žinokit, vienas dalykas yra jos klausyti, o kitas dalykas yra į tave žiūrėti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad galų gale prasideda tavo koncertai, kai klausytojai ir visi tavo gerbėjai galės pamatyti, kaip tu dainuoji, nes, ir klipas, aišku, yra wow, bet kad jūs matytumėt, kaip jinai kiekvieną žodį išgyvena. Ką tu galvoji šitą dainuodama? Vat dabar, pavyzdžiui, šitą dainą, ne? Kada tu ją parašei? Aš ją parašiau šiaip senai labai. Ir, man tokia, aš net nežinau kaip pasakyti, aš kai dainuoju, aš negalvoju, ta prasme, aš, kaip čia pasakyti, taip nepasikėlusiai, aš gyvenu taip dainuoju, man ta prasme, man visada liepia, ta prasme, aš kaip būna, tekstą parašo kas nors kitas ir sako, tai tu galvok apie tekstą ir aš negaliu.
nes aš kai parašau dainą, žinau apie ką jinai yra, žinau, ta prasme yra daina ir ta daina yra kaip emocija. Tai man yra daina kaip emocija. Tai apie ką šita daina yra? Jinai yra apie įsimintinus įvykius, tikrai ne. Nu, kaip įsimintinus įvykius, kurie įsirėžia ilgam kaip tatuiruotė. Ir čia daug kas gal tiesiogiai supranta, bet, čia, tai nežinau apie ką. Apie daug tatuiruočių, jo gyvenimo? Jo, kitaip įvykių. Taip, įvykių. Tai Wow, tai žinokit, džiaugiuosi, kad sėdi šalia manęs Vytas, kuris viską filmuoja ir mes padarysim gražų video, kurį galėsit jau pamatyti, o dabar norim dar, padainuosi dar. Aha, gerai, o kokia dabar daina bus? Ai, čia tokia daina šiaip ir sena, bet biški linksmesnė. Nu gerai, Gian gaus linksmai. Don't look at me, man. Better look at yourself. Those are bad for you, said. There's only you one right. Don't fuck my mind. Don't think my life belongs to you. You don't lead to me as you want my life. To me, you don't lead to me as you want. Don't hear what you say. Maybe 'cause I don't care what you're saying to me. I'm just ignoring you again. 'Cause I'm tired to hear how you try to fuck my mind. Don't think my life you don't lead to me as you want my life belongs to me. You don't lead to me as you want. Can you just try to understand what I need? Try to find a compromise. Try to be a better guy. Try to set your mind on my life belongs to me. You don't lead to me as you want my life belongs to me. You don't lead to me as you want my life belongs to me. You don't lead to me as you want my life belongs to me. You don't lead to me as you want. Ir šita daina vadinasi kaip? Apie bičą. Apie bičą. Apie kokį bičą? Ai, apie tokį. Ai, apie tokį iš Šiaulių. Ne, ne iš Šiaulių. Gerai, tai klausyk. Ačiū tau labai smarkiai, kad tu atvažiavai šiandien pas mus į Šiaulių. Aš manau, kad tai buvo ne paskutinis kartas. Gal į Palangą atvažiuosi? Į Palangą? Taip. Gal. Eisim maudytis. Gerai? Gerai. Ir valgysim vaflius su šokoladu. O Dieve. Gerai? A. Ir dar riešutų paprašysim, kad dvigubai užvarytų. Aha, o gerai? Jėzau, kaip skamba. Nu viskas, jinai atvažiuoja pas mus į Palangą. O mes norim visiems priminti, kad koncertinis turas Gian prasideda kada? Tai iš tikrųjų prasideda nuo gegužės 31 dienos, tai bus Šiauliuose. Pirmas koncertas Patajoj klube, čia jeigu ką. Aha. Tada birželio 1 koncertuosime Kėdainiuose miesto šventėje ir birželio 7 Kaune Gargare. Taip. Birželio 8 Vilniuje Lofte. Birželio 21 dieną Klaipėdoj Portklube, nežinau, čia gal kas nors rašos ar ne. Nieks aišku nesirašo. Tai tie, kurie iš kiekvieno miesto, tai žinau, Kėdainiečiai, jei, mūsų miesto švenčia atvažiuoja, Klaipėdiečiai, jei, Portą atvažiuoja. Tai viskas gerai. Tai va, dar birželio 22 dieną Kaune bus Makao klube ir Granatos ir Karklės festivaliuose taip pat dalyvausim. Gerai, tai žodžiu, darbinga vasara nusimato. Aha. Prieš 12 klasę. Nu, dar.
Gerai, aš manau, kad galime pralošti tavo 2 bilietus į Vilniaus arba Kauno koncertus. Vilniaus, primink, kada koncertas yra? Vilniuje bus birželio 8 lofte ir Kaune bus birželio 7 Gargare. Gerai, tai studijos telefonas yra 852-41-1010 ir galit jūs paskambinti ir atsakyti į vieną klausimą. Kas pas mus su Gian yra labai panašu, vienodos spalvos? Gerai? Alio! Oi, tai yra niekam neatsiliepiau. Alio! Alio! Labas, kas kalba? Šaras. Šarai. Šaras Kašaras. Šarai, ar tau patinka Gian? Ganėtinai gražios dainos. Kas yra? Ganėtinai gražios dainos. Ganėtinai gražios dainos. Gerai, Šarai, pasakyk, kokia vieta pas mus ant veido su Greta yra labai panaši? Nosis? Ne, Šarai, Kašarai, sakau tau, 852-41-1010, mes norim dovanoti jums 2 bilietus į Vilnių arba Kauną ir paskambinkit jūs ir pasakykit. Aš galvoju, iš nuotraukos matos ar nesimato. Aš apie tą kūno vietą, apie tą dalį savo džingluose esu kalbėjus. Alio? Alio. Labas, kas čia? Kas kalba? Negirdžiu vardo, bet vis tiek. Ar tu žinai teisingą atsakymą? Gal plaukai? Plaukų, ta dalis turi plaukų, bet tai yra ne plaukai. Ar gali pakonkretinti? Grifka? Ne, netinkam toks atsakymas. 852-41-1010. Mano 2 tie žiūri į jos 2 tuos, o jos 2 tie žiūri į mano 2 tuos. Kas tai yra, ką? Paskambinkit ir pasakykit jūs ir galėsit keliauti į koncertą Vilniuje arba Kaune nemokamai. Alio, o dieve, žinok, čia linija lūžta. Greta, kas darosi, ką? Ką dabar daryti? Gerai, bandom kitaip. Alio. Labutis, kas čia? Labas, Rokas. Rokai, ar tu žinai teisingą atsakymą? Tai gal auskarai? Auskarai, ne, plaukuoti auskarai, Rokai. Kas yra? Gal ausis plaukuotas? Nu, Rokai, žinok, jau visai išo dabar. Ate, gali ką nors gražaus Gretai pasakyti, jeigu nori. Labai gražiai dainuoja. Oi, ačiū labai. Gerai, Rokai, ate, tau sakau, tai klausytai, kas yra ant veido plaukuoti 2 ir mano 2 žiūri į jos 2. Ką, čia rebusas. O čia tai sudėtingas rebusas. Alio. Sveiki. Labas, kas čia? Emilis. Emili, nu ar tu žinai teisingą atsakymą? Nu, virš akių. Antakiai. Taip, Emili, teisingas, atsakymas yra teisingas. Emili, iš kokio miesto skambini? Iš Vilniaus. O dieve, kaip tu blogai girdėsi, gali ką nors padaryti, kad geriau girdėtumės? Iš Vilniaus. Ačiū Dievui, jau iš telefoną iš vonios ištraukė ir pasidėjai prie savęs. Vokės netgi. Žinau už tave, Emili, labas. Labas. Žiūrėkit, susitiko 2 draugai. Aš galvoju, ar čia tu tas Emilis, ar ne tu tas Emilis. Tas pats. Nu tai labas. Labas, nu noriu tavo bilietų. Nu matau. Gerai, Emili, tai keliausi į koncertą. Gretos, laimingas? Labai laimingas. Labai, aš irgi labai laiminga. Tai nuo mūsų antakių tau linkėjimai. Dėkui. Emili, susisieksim su tavim, gerai? Gerai. Gerai, sakau tau ate, o mes su Greta dar vieną dalyką norim visiems pasakyti. Apie šuniuką. Ai va, norėjau visiems pasakyti, bet čia rimta labai tema. Čia reiktų šiaip liūdnesnės muzikytės. Okei, nors gal pritildysiu tiesiog, gerai? Nu tiesiog, kad suprantu, kad gerą darbą. Taip dabar Greta nori vieną padaryti. Nežinau, ar gerą, bet aš tam sąlygų neturiu, bet Šiauliuose, ne tik Šiauliuose, šiaip visoje Lietuvoje ir visam pasaulyje yra ta bėda. Ir yra tokia kalaitė. Ne kalaitė, daug šunų ir žodžių jos nori užmigdyti. Ir aš visų labai prašau, kad nieks, ta prasme, stenkitės nepirkti iš tų veislynų, tų šunų, o pasimkit, priglauskit tą šunį. Nes priglaustas šuo, kiek aš pati žinau, jisai visada, visą gyvenimą jausis skolingas ir dėkingas. Todėl tiesiog, nežinau, paimkit kas nors šunį, man pasakykit ir aš vedžiosiu už jus. Ta prasme, tu čia bendrai išneki apie... Bendrai, bet yra ir dar šitą, dar VŠI tai.
Taip. Ir dabar aš pamačiau 4 šunis yra ir juos nori, ten karantinai, žodžiu. Ir viena iš vis metų dar net neturi ir, negaliu, aš verkiau, neverkiau, bet baisu. Ir dabar ieškau namų, aš jei Šiauliuose, sakau, aš gal, nes aš galėčiau rytais atsikelti ir pavedžioti už tą, kas jį tingės. Tai, žodžiu, Gretai, jūs galit parašyti žinutę, arba jeigu jūs esate tas, kuris norėtų šuniuko, ne, tu jau čia priorganizuosi visiems. Jo, taip? Visiems, jo. Tai viskas gerai, istorija gerai baigėsi. Tikiuosi dar bus matyti, bet šiaip labai stengsiuosi dėl tos šunytės. Gerai. Tai klausyk, viskas, visi šuniukai linkėjimai jums nuo Gretos. Greta yra didelė, žinokit, gyvūnų mylėtoja ir už jų teisės kovoja. Čia su mūsų vėžliukais pasisveikino, bet šiandien yra tarptautinė vėžlio diena, tai galėsi eiti pasveikinti vėžlių, manau. Gerai? Gerai, Greta, viskas, atsisveikinam, čia klausytojai kažkodėl dar skambina, žinokit, ne. Į koncertus galite tiesiog bilietų ieškoti kiekviename mieste. Taip? O jeigu norite pigesnių bilietus platina kas? Bilietų pasaulis. Taip, jeigu norite pigesnių bilietų, tai galite įvesti nuolaidinį kodą, kuris yra ZipFM. Taip, aišku. Taip, tai įvedat ZipFM ir į Gian koncertus keliaujate pigiau, o mes viskas, Greta, atsisveikinam. Tikrai dar kartą ačiū tau labai, kad buvai čia. Ačiū jums labai, kad priėmėt. Gerai, tai lauksim sugrįžtančios. Linkėjimai visiems šuniukams. Iki. Linkėjimai Gretos mamai, kad tokia dukra atsiuntė mums su tokiu gražiu balsu. Lauksim daugiau hitų, gerai? Gerai. Laikykis, ate. Iki. Like a steep road, as the blunt blow, I was thrown backwards. Like an endless war, like